Miela mano draugė, man neramu dėl tavęs. Jaučiu, kad išgyveni nelengvą savo gyvenimo etapą. Vakar mačiau, kaip tavo vyras visų akivaizdoje tave žemino ir įžeidinėjo, tikrino žinutes tavo mobiliajame telefone, kėlė nepagristas pavydo scenas, kritikavo tavo aprangą. Pastebėjau, kad jis kontroliuoja, su kuo tu bendrauji. Man skaudu, kad nebeturi galimybės išsakyti savo nuomonės ir laisvai pasirinkti, su kuo tau bendrauti. Jokios priežastys negali pateisinti tokio elgesio. Tačiau tu nesi viena ir kitos moteris patiria psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą artimiausioje aplinkoje. Patikėk, vyro pavydas, kontrolė nėra meilės išraiška tau. Niekas neturi teisės tave žeminti, įžeidinėti. Tikiu, kad nuspręsi daugiau nebekentėti, nes išeitis visada yra. Jei patiri smurtą, esi krizinėje situacijoje, kreipkis. Suteiksime socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą, laikiną apgyvendinimą tau ir tavo vaikams. Kartu ieškosime sprendimų.